BetSafe kazino, BetSafe lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Valiutos keitimas. Valiuta24.lt. Būkšt, čia Vitas. Čia padarytos XXL parkingo vietos, labai panašiai į ACDC parkingą. ACDC yra grupė ADC parkingas. Sierra stovi ADC parkinge. Mes esam kur? Afrikoje. Su nuolaidos kodu Afrika gausite 10% nuolaidą visoms paslaugoms parkingo. Iki kada? Iki kovo 1. Skraidykit žmonės, parkuokitės. Nes, greitai pasakyk vieną gerą priežastį, kodėl? Nes nuplaus mašiną. Ne, tai nuplaus mašiną, tai galima čia kaip papildomą paslaugą. Tik XXL vietos yra, žodžiu, labai patogu. 3 minutės. 3 minutės paškom ir ten visiškai taip. Ir oro uostai. Ir tada išskrendi, tada parskrendi. Ir labai paprasta. adcparking.com. Gerai, aš bėgu, tada tu greitai bėgi. Gerai. Rodį negalima. O, Jėzu, nelauk taip stipriai. Ata rodė. Na, viskas, išeinam. Oi, prasidės ašarų pakalnės. Nice car, man. Hey, what's up? How you doing? Good? Where is the book? Tai turėjo būti knyga kažkur. Su mūsų draugu važiuojame jau į oro uostą skristi į Lubango miestelį. Jisai per daug žiūri į telefoną, man atrodo, čia toj kažkas atsitiks. Paėmė bičias šitą. Šitą kepurę paėmė Ir knygos nepaėmė. Nepaėmė knygos, taip. Tai dabar derina, man atrodo, kaip knygą pasimti. Nes riubytėsgi, sakei, darysi. Taip, čia yra pagarsėjęs vėluotojas. Tai dabar, kai važiuojame į uostą, tai būtinai reikia dar kuro užsipilt. Nors jisai vėlavo kokią minučių. Norėjom bėgti, bet norėjom gražiai. Kas per žodynas. Gal dėl to elektra nedingsta Angoloj, va, kokie aparatai stovi. Angola turbūt viena iš retų Afrikos šalių, kur nenutraukiamai praktiškai veikia elektra. Kitos Afrikos valstybės šitom pasigirti negali. Viešbučiuose kitose valstybėse dingdavo elektra. Etiopijai restorane. Va, o kol kas Angolai dar neteko, kad būtų be elektros. Jie dar kaip ir priklauso buvusiai, gal net esamai, dabar net nežinau, socialistiniai valstybei, susimoka abonementinį mokestį ir gali elektrą naudoti kiek nori, gal ir vandenį ir visą kitą, ne? Mašina skleidžia įspūdingus garselius. 3 kilometrai liko. Čia visi važiuoja. Maybe you go with a handbrake or no? What? Maybe go with a handbrake or no? No. Okay. Even you cannot press the accelerator? Šiuo metu yra užsidegę visi ženkliukai. Viskas? Doesn't go anymore? Yeah. Šimtai. Mašina kaput. Sugedam. Kaip mane užknisa. Šiuo metu žodynas tavo turbūt praturtėjęs. Mes turim čekiną dalykus. Taip. Mum jau šikna. Taip? Taip. Vėlavo valandą. Važiavo su sugedusią mašiną. Aš negaliu. Bet nieko, yra mechanikai. Va, čia rimti tokie labai specialistai. Auto kaput. Yes. Getting hot in here, huh? Šiuo metu automobilis išgyvena ne linksmiausias dienas. Dabar galvoju, ar čia tik tai vaša, ar čia jau buvo. Na, o vaikas ir vėl neis į mokyklą. O ta mašina važiuoja ir ką? Ir nieko? Realiai tai pasisekė, nes sugedom 4 minutės pieškom nuo oro uosto. Dabar reikia prisičekinti ir tada viskas gal bus gerai. A ne? Nieko aš net. Nieko neturiu Barcelonos žaidėjom. Dabar reiktų nesusitikti su tuo pačiu vakar padėjėju, nes vėl prašys pinigų ir vėl piks, kad gauna per mažai. Dabar šis neduos, nereik tavo pagalbos. Vietinis terminalas, Domestico Partidas.
Skrendam į Lubango. Baigėsi mūsų katino dienos, kur mumis rūpinosi, pavežiojo, varėm ir pavalgyti geras vietas. Dabar jau varom, pakeliauti iš tikrųjų, nes čia buvo pasidėti, pabūt, gerai praleisti laiką. Netilpo į salioną mano kupšą. Kas jeigu reiktų išlipti avarinių šeimų iš lėktuvo? Tiesiog nušokti ant kojų. Man kaip kelias skauda, tai labai geras va. Ypač tiem, kam su nugara dar ir... Su nugara, tai gerai. Nušokė ir bėgi. Atskridome į Lubango naktį ir čia po mūsų pasitiko vairuotojas nelabai angliškai kalbantis, arba išvis nekalbantis. Biški. Na, kas? Česną turim. Česnakut. Thank you. Pažiūrėk, kaip tvarkinga. Wow, kaip taip gali būti? Vestuvių automobilis gražiai papuoštas. Vyras Raguelis apsiženio su ponu Osvaldu. Mano fėja praveria akis ir pažvelgia pro langą, o ten juodas debesis pripėdavo dangų. Atvedė mus į kambarį, atidaro, kažkas teliką žiūri. Ne mūsų kambarys. Gerai, norite pabandyti dabar atrakinti? Gal kažkas miegos kambarį? Na ką, gulės jau lavyti kažkas. Čia skambutis gal. Buenas noches. Aš nebemoku elgtis. Nieko noriu, aš nebegaliu. Valandą laiko bandom chatą gauti. Thank you. Kaip čia, ką jis padarė čia? Nuleido tulkę. Pamištinėje. Labas rytas. Lubango miestelis. Lubango. Man atrodo, čia reiks važiuoti viršų. Tengi Jėzus Kristus. Gerai, čik viešbutis. Noriu tokios kepurės, nežinau, iš kur gauti. Nieko panašaus taip neseksi, nesu matęs. Nieko taip baisaus. Nor valgytų netokį. Toks. Žodžiu, viskas baisu. Maistas labai neapetitnas. Karlosas sako, varyti ant kalno. Ten, kur Jėzus Kristus. Kaip čia švaru, čia lygis. Čia mūsų vairuotojas. Hey, what's up? Hi. Vitas. Modesta. Let's go. Thank you, Mr. Carlos. Galvoju, pafilmuosiu pro langą, geriau matysis. Dar norėjau diržą užsisegti, bet jau tiesiog čia nėra. Kaip čia sutvarkyta? Kaip? Kažkoks mašinas panašus garsas vėl buvo pasidaręs. Bet gal viskas gerai. Aš karvytėm žalė šieną, man karvytėm balta diena. Ralio karvytis, ralio, ralio, ralio. Vaikus visus nuiminėja nuo mūsų. Ralio, ralio, mana karvutės, ralio, ralio, juoda margutės. Sėdžiu ant kalniuką, juoda margutės, ralio, ralio, karvutės mana, vaikščiot pasipylį palaukelį, ralio, ralio. Gerai, Tundavala. Viena iš topinių vietelių čia prie Lubango. Ir faktas, kad tai yra įspūdinga. Tie kalbų, kaip paversti pasaulį gražesnį, o man visas pasaulis vienintelės akis. Aš tik noriu, kad jos visada taip spindėtų ir jau nieks nesvarbu, kad ir kas ką pasakė.
vis kaip sako, kad liūdna išėjus iš draugystės ir meilės ir medžių alėjo, sako vienišas visad nuliūdęs truputį, bet ar būti geriau su bet kuo, kad tik būti. Atvažiavom pas Jėzulį. Fotografai pasidžioja. Fotografai pasidžioja fotikus, einam pasižiūrėti, kaip atrodo Lubango. Antras pagal dydį Angolos miestas, tarp kitko. Labai švarus, sutvarkytas, labai skiriasi nuo sostinės, o čia yra Jėzus Kristus superžvaigždė. Kitaip tariant, pagal tą dainą. Čia Jėzus daro. Žalgiris, žalgiris. Vairuotojas paliko raktelius mašiną. O ką, dabar bandysiu kitų raktų? Su atsuktuvu. Turi nuleisti šitą, man rodos. Ką? Stiklą? Stiklą. O gal su tuo šautuvu tiesiog sušaudyti stiklą? Stiklą žemyn ir tada atsirakina. Visos durys neatsidaro. Nu, pirmą kartą kuprinės nepasiėmėm. Kuprinė vidui. O, gerai. Pažiūrėsim, ar profesionalus vagis galėtų būti. Ele todo automático, fecha assim Ai, biškai atidarys, tada su tuo bandys iškabinti. iškabinti. Kaip matote, pakliuvome į didžiulę bėdą. Užsirakino mašiną. Raktelį kur? Viduj. Dar iš tikrųjų labai padeda tai, kad yra 100% užtamsimas. 100% užtamsinimas stiklo. Ir nieko negali matyti. Jie turi irgi kamerytės. Matai, jeigu sustabdo. Nu, gerai, kad stiklai visiškai tamsinti, tai labai gerai matosi. You know, guys, we enjoy, but our bag and our passports are inside, you know? So we enjoy a lot. And another thing, you know, like he's trying to open the car in the front of police, you know? Yeah. In most of the cases, it would be illegal. Exactly. Whoa! Woo! Woo, 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 woo! Yes. Yes. Now let's take him to the police. To the police. It's him. It's him. He knows how to break into the car, you know. You have to watch him. Gerai, įsilaužėm į automobilį. Viskas gerai, užtruko 10 minučių kokią, ne? Bet buvo labai linksma prie policijos. Prašėm jį suimti, nes panašu, kad žino, ką daro. Jo, bet esmė tame jisai su vėlutė šitą turėjo užkabinti. O, dabar dugnas turbūt prakiurs, pro kurį prakiurusi mes galėjome pralysti. Žodžiu, tai va šitą atitraukė pats ir tada atsidarė duris. Tai čia, kaip matėt, su atsuktuvu prakišo vėlutė, kažkokio būdu čia užkabino, kad atidarytų. Nu, tokia žvejyba, sakyčiau. Profesionalu. Profesionalu. Ir čia yra, kaip matote, Ognabul miestelis. Važiuojam toliau. Atvarėm krioklių pažiūrėti. Žmogus čia išsigelbė, išsivada. Krioklių pažiūrėti, o vandens nelabai yra. Nenori maudytis? Ne, ačiū. Kodėl? Nevilioju. Kodėl? Kad gali ir gyvas vanduo, bet ne. Ne? Ok, dabar yra miestelio parkelis. Turim mažą iššūkėlį tokias. Kadangi vairuotojas nekalba angliškai, tai biški sudėtinga iš tikrųjų, bet aš per tokį kitą bičą, kuris padeda išversti ir taip toliau, kuris jį užsakė, šiandien pasakiau, kur mes norim važiuoti. Jisai pasakė, kiek kainuoja, o tada, kai reikia važiuoti, jisai tada dar užsiprašo daugiau pinigų.
Nu, žodžiu, nesusikalbėjimas, o po to, kad reikia kažkur dar papildomai nuvažiuoti, jisai nori, žodžiu, ekstra. Dabar nežinom, ką daryti, liko pusdienis, vaikštam po parkus, nors realiai galėtume į dar vieną vietą nuvažiuoti ir baigtųsi kelionė. Tai, žodžiu, čia net kartais atrodo, kad net ir gali labai aiškiai susitarti, bet vis tiek po to susigalvos kažkokių neaiškumų, taip toliau. Tai labai keistas diskusijos iš esmės, bet čia turbūt dėl to ir Angola yra, kaip Indijai kažkada sakiau, kad Indija dėl ko yra Indija, tai vat Angola dėl to ir Angola turbūt. O šiaip tai sveikinam jaunuosius. Laimingo gyvenimo. Apžvelkime vestuvių aprangas, visi laimingi. Reiškia laimi geltonasis žmogus šių vestuvių aprangas. Šoka basos, raganaitės, trypės mamos veniai. O kaip surasti man tą vienintelę raganaitę čionai? Po ilgų diskusijų su vairuotojais nenorėjo čia mūsų vežti, bet atvežė. Labą dieną. O mes pričiupsim pavasario vėją ir patikrinsim, kur jam sparnai dygsta pasijus lengvai išprotėję. Bet žinosime, kas čia teisus, o kas klysta. Ikoniška vietelė, galima sakyti, Serra de Leba. Čia gerai pukšė visi autobusai, furytės, kai reikia leistis arba važiuoti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 posūkiai. Modestėlė 3 žiūrovų daug už nugaros. Jo. Sauginis neleidžia gulėti ant stalo. Ant stalo būti maistas arba bent jau butelys. Grįžkime čia. Kas čia per karutis? Biriukai lengvai, alaus kibiriuko. Tai pasiėmė savo sekmadienį. Lengvai. Pasi kaip ir pas buvusi mūsų draugą dega, tai kaip visos lemputės, mašinas skleidžia beveik tos pačius garsus. Na tai problema, manį. Reiktų parvažiuoti tik tai. Aš grįžtu namo. Laukiniai vaikai, laukiniam mieste. Meilės nėra, aplink tuštuma. Vėl kaukia sirenos, ieško kažko. Tikiuosi, ne manęs. Giedras dangus paskutinį kartą. Aklas valkata, pamirš savo vardą. Išvažiuoja mūsų šoferis, sumokėjo. Čia. Ką tu vasdila? Matei, kaip kalbėjo? Gražiausiai. Jeigu girdėjosi, ką tik vietinis bičiulis rusų kalba paklausė, kaip mums sekasi. Ką tu vasdila? Ir tiesą sakant, girdėjau, kad Angoloje nemažai yra rusiškai kalbančių žmonių. Jie važiuoja mokytis į Maskvą ir taip toliau. Tai jie ryšius kažkokius tai turi. Nu, tai vėl atsako vėliava, santvarka ir visi kiti dalykai. Tai sako, tikrai jis sakė nemažai mokančių rusiškai, kaip ir dabar girdėjot, ką jisai sakė. Va, tai buvom ten. Lubango. Kas ten dar užrašyta? Angola. Ngola. Per toliausiai nuo viešbučio nenuėjome, dabar atėjome į restoraną pavalgyti. Aišku, portugalų kalbos nelabai mokam, bet turime išmanųjį telefoną, kuris verčia iš karto viską. Kiaušinis netas ant galvos. Koks pavadinimas? Toresmo presado. Geras. Vėl, čia putako maistukas. Geriau negu tą vertimus, tai pasižiūrėti tiesiog į Google susivedus, pasižiūrėti, kaip atrodo piešinukas, kaip atrodo maistas. Čia, alyvuogės. Alyvuogės. Jo, ir tada žiūrim toliau. Va, tai geriau susivest, pamatai piešinuką, arba fainas, arba daugt. Šiaip gal nežiūrim, imam ant durako, beleka, koks yra? Jo, mao davaca apadrė. O, imam. Imam. What the fuck, kas čia kanopų sriuba? Wow, čia tai metimukas buvo. Kaip atsistoja?
Pupos, pagaliau. Man jau didesnės bus. Kad staliukas nejudėtas. Čia kamarava, o čia gambas. Didesnė. Aha, okei. Daržovių nerizikavom, nes buvom apsitriedę prieš tai. Taigi, šioje taikos aikštėje toliau vaikštome čia į katedrą. Atėjom į katedrą, lipam ant moco ir šaunam. Lubango miestelis, prašau. Ne taip tankiai, kaip Luandai žmonių. Bet sekmadienio vakariukas žmonės leidžia būtent va taip. Labai gražu. Oi, nebus vedybų, nebus. Nepriversi merga manęs. Oi, tikrai nevesiu tavęs, panelę. Ir pabėgsiu aš nuo tavęs. Taip, merginas. Foto? Nevaidink, kad tu jau toksai gražuolis ir kad aš tau nepatinku. Kai norisi, kad pas tave sugrįžčiau, bet dėja jau bus per vėlu. Viskas, kas linksma šiandien, tai yra tik ši muzika. Nes maistai vėl tokie patys įtartini. Net nėra virto kiaušinio. Nebežinau, ką daryti. Net to aliejaus nėra, kur buvo. Net sribytės ir tos nėra. Čia net rankienos nėra. Čia šitai labai įtartina viskas. Čia jūs už mane atidarykit. Ačiū labai. Gal kitą kartą. Gal į Bibalą? Šiuo metu skutame į autobusų stotį. Bandysim nuvažiuoti į Namibę. Apie 200 km čia nuo Lubango miesto. Prieš tai internete buvo bilietų. Buvo vietoje autobusą, bet dabar, kai pasižiūrėjau, paskutiniu metu kažkur dingo visi bilietai. Tai arba internetu nepardavinėja, arba viską išpirko. Toliau vaikštome po Lubango miestelį. Vakar sekmadienis buvo mažiau žmogeliukų, šiandien gal šiek tiek daugiau prigužėja. Ir visada galima rasti kiaušinius ant galvos. Visada. Reiktų blemo namuose spintą nusipirkti. Kažkokį. Naują spintas reiktų. Taip, atvarėm jau į autobusų stotį, bet nei keleivių, nei autobusų nėra. Įdomu, kuo čia baigs. Gerai, išeinam iš stoties, to pat ir kartu ir virtuvės. Bye bye. Nieko nesigavo. Ieškosim dušmano kažkokio. 108 km, kad pavežtų. Stolniko prašysiu čia. Šiukšlių gal nėra daug, nu, čia įskirs, bet labai daug kur smirda. Einam ten, grįžtam į viešbutį. MC Hammer nuvažiavo. Panašu, kad mūsų viešbučio bičias rado vairuotoją. 200 km, sakykime taip, iki Namibės miesto. Ir pagal žemėlapį prašo apie 2 valandas, gal 40 minučių važiuoti. Ir paprašė 60 000 vietinių tų pinigų. Tam šiam baksui, kažkas tokio. Šiaip autobusas iš vis 5 eurai kainuoja, kad nuvažiuoti. Tiek laiko važiuoti, 4 valandas 40 minučių važiuoja autobusas, 5 eurų žmogui. Bet kur yra viso šito vinis? Kuras čia kainuoja 3 centų. Turime vairuotoją, tarp kitko tą patį vakarą. Striukėnė tą patį kabo iš vakarą. Va, tai dabar jau čia važiuojamės į Namibę. Aš nežinau, mes 4 čia važiuojam? Kiek nedaug tereikėjo ir būtume turtingi, bet vergaut nenorėjau, nes pinigas valdingas. Tarzanas sako, sik, o aš sakau čik su mergytė, čik. Nu ką, atvarėm į miestuką kurortinį, turbūt jau gaunasi čia. Bet kodėl taip tuščia, plius kaip šalta, žmonės su striukėm vaikšta. Mes atrodo, kad esam Vaiduoklių mieste. Kiek dabar valandų? 8 gal kokios? 19 valandų? Pusė 8. Kažkas prabirbė, tamsu. Va, čia pasirodo geležinkelis ir reikia pereiti jį. Šiaip keista, net neatrodo, čia Angola kažkokia čia. Kažkas. Žmonės manęs klausė.
Kada festas? Čia 9.09.09. 9.09.09? Kai 08.09 turbūt, ar ne? Giminės balius.lt bilietai. Pasimatom. Kaip bitutė. Atėjom į restoraną. Bandau žmogų išmokyti, kad reikia aliejaus įsivarai, su batoniuku, vadruska, pipirai. Ir va, kol kas muistėsi, bet dabar jau žiūriu pati, veržiasi. Taip pat mokau ir, kaip sakant, prie stalo. Kuka. Miestas tikrai ganėtinai atmiręs vakare, bet ir pavakarį buvo atmiręs. Dabar tiem restoraną Nautika. 4,4 buvo reitingas, 100 žmonių įvertinę. Iš pradžių atrodo, kad neveikia, bet dabar matom, kad veikia. Kadangi viskas prie jūros, tai viską ir susakėm prie jūros. Tai šiuo metu menam myslę 4 gyslę, užsisakiau sriubos už 2 eurus. Ir sakėm tokį krabą gal, krabelį kažkokį, tegu duoda už 7 eurus. Tai atnešė visą krabų karbonadą. Dar krevečių užsisakiau už 15, tai aš nežinau, ką man atrodo, čia nušluos visą stalą, padės krevetės ir dar aštunkojus už 10 eurų. Aš taip pačiu valgau sriubą, negaliu ramiai valgyti sriubos, nes piktas žvilgsnis, jisai ant galvos druskos pasibarstės. Ligoniai dirba, taip? Nu, atidarykite. Atidarėt. Pasiruošęs? Taip. Oh, fuck. Gal tiek to, ne? Ar valgys? Klausyk, kur mano sriuba susitrino? Ai, gal tada tiek to. Pilnais pilvais po pirmojo raundo einam į antrąjį raundą. Susakėm dar krūvą krevečių ir aštunkojų. Tai dar ekstra 25 eurai suskaičiuos. Ir ekstra keli kilogramai dar plius, ar ne? Kas čia per vėmalai? Čia ta paprika gal kokia. Ai, atsiprašau. Kur pats filmavau, galvojau, kaip gražiai paprika kepa. O čia 500. Aš vis galvoju, kad čia 5 štukas visur. Ką tik surinkom pinigus ant vakarienės. Viskas bus gerai, bet pasaulis nesup. Ta spinelė tils, ar ne? Kur šaibos atsiranda. Eik, tu savo, čia turi 5 skaičiuot. Prisivalgiau, man blogai. Dar take-away kainavo 800. Tikrai norėjai take-away? 8 centų, tai. Iš viso čia beveik 100 eurų prašveitėm. Bet klausyk, kokį krabą valgiam. Na jau. Nu, plaukiai, randi lobį. Eina savo, kiek eurų. Ir tada atsidarai. 2 štukės. Kvazimodų. Šioje vietoje tikrai nesinorėtų, kad Praval turas perimtų išvežimo principą.